Giving me
Susinešiau jo. Juk aš mokyklai, pavyzdžiui, mūsų net nesuspaustuvė, juk viską atsispausdinam praktiškai šitokį šūsnį kvietimo. Tai kur ne pelno organizacija, esame biudžetininkai, tai čia aš skaitau, jam čia yra
Aguonos krūvis. O jo, aš sakau, reikėtų kažkaip apsiraišti, bet kviečiame tiesiai. Čia neišėjo. Let me know
amžinus pažymėjimus. Ir kita vertus, galbūt šiandien ir nekalbėsime apie skausmą ir netektį, nes iš tikrųjų paroda yra praskaidrinta tam tikrais džiugesio lašais. Džiugesio dėl to, jog ši paroda nuo idėjos šiandien tapo realybė. Realybė dėka iš tikrųjų tėvų Evelinos, kurie šią idėją ir šios parodos rengimą taip nuodugniai ruošė ir taip atsidėjo ir taip su visa širdimi ėjo į šios parodų rūmus, kad iš tiesų labai ačiū, jog ši paroda šiandien yra čia. Ačiū ne tik tėvams, ačiū visiems Evelinos draugams, kolegoms, visiems, kurie prisidėjo prie šios parodos, bendrakursiams, dėstytojams ir neabejotinai mūsų kolektyvui. Ir iš tiesų džiugi paroda todėl, kad iš darbų sklinda šiandien gyvybė, spalvos, sklinda Evelinos žodžiai, aišku, išsakyti jau visai kitomis vizualinėmis priemonėmis, skamba tai, ką Evelina peržengdama netekties pykčio, beprasmiškos netekties, nevilties kliūtis iš tikrųjų šiandien norėjo pasakyti ir norėjo palikti šiam pasauliu. Evelina iš tiesų buvo visų pirma grafikė. Grafikė todėl, kad iš daugelio jos darbų tiesiog liejasi linijos gailestis, tai linijos sionistinės ir surrealistinės tendencijos. Tai yra tam tikros primityvizmo formos ir kosmologiniai, mitologiniai motyvai. Tai yra tam tikri folkloriniai, tam tikri, tokių, sakyčiau, kitų kultūrų, egzotiškų kultūrų tyrinėjimai. Ir šiandieną labai džiugu, jog šioje parodoje yra pristatoma beveik viskas. Deja, iš tikrųjų, Evelina paliko beprotiškai daug darbų ir kiek teko su mama peržiūrėti jos darbų, tai yra labai didelė kolekcija. Šiandien, aišku, mes galėjom parodyti tik nedidelę dalį, bet manau, kad atranka buvo padaryta iš tikrųjų iš širdies ir šiandien gali pamatyti visko. Tiesiog visapusišką Evelinos kūrybos matą. Ir iš tiesų, būtent rinkdami visus tos darbus šiai kolekcijai, ieškojom kažkokios temos, kuri perskrodžia visą Evelinos kūrybą. Ir ta tema tapo veidas. Kurio dėka Evelina šiandien yra šalia mūsų, tarp mūsų ir su mumis. Aš be galo esu dėkinga Evelinos dėstytojams, kurie ją ugdė, lavino, brandino ir darė iš jos menininkę. Tai buvo nuostabūs dėstytojai, profesorius Vytautas Kasputis, profesorius Kliševičius, profesorius Tiškus, Bernotas. Atleiskite, jeigu aš visų jūsų dekalijų nepasakysiu, nes aš visą tai tik iš Evelinos kalbų žinau. Bernotas, amžinatilsį Jusionis ir kiti išėmus ne tik Klaipėdos, bet ir šalies meistrai. Aš dėkinga esu be galo nuostabiems Evelinos kurso draugams, be kurių tikrai šita paroda nebūtų įvykusi. Tai nuostabūs, talentingi, profesionalūs, jautrūs, Antaninai Daliai Šerevieniai, kurie ypatingai gerai suprato visą šitą esmę, kiek galėdama padėjau. Taip pat savo kolegams, taip pat esu dėkinga, kur mane irgi savo nuostatom skatino ir parėmė šitam dalykui, šitai parodai. Evelinos draugai čia buvo pagrindinė jėga ir viską jie padarė. Čia dirbo ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, ir vienur, ir kitur, ir bute, ir darbo vietoje, ir čia, ir taip toliau. Be galo dėkinga esu menotyrininkai, gerbiamai doktorantai Godai Giedraitytei, kuri daugiau suprasdama meno kalbą, negu aš pati, viską taip gražiai mokėjo pateikti. Kompozicija čia irgi tai, kas čia yra sudėta, tai jau čia irgi savotiškas meno kūrinys yra Godos rankų. Aš labai esu dėkinga jums visiems, kad jūs esate šiandieną tokia ypatinga valandą
mūsų šeimai, o gal ir ne mūsų šeimai. Ir kviečiu paskanauti vyno, paragauti saldainiuko ir kad tikrai jums šitą praleista valanda būtų naudinga, ta prasme, nebūtų tuščias laiko leidimas. Labai dėkinga iš viso širdies, žemai lenkiuosi jums. Nežinau, ar ačiū Dievui, ar kaip čia atsitiko, bet situacija tokia. Visiems nėra lengva turbūt bendrauti tokiai situacijai, kai likti prieš kažkokią amžinybę esame sustoję. Atsitiko taip, kad profesorius Katkutis negalėjo šiandien dalyvauti. Aš negalėsiu pakartoti jo visų žodžių, ten anotacija yra parašyti. Bet šie akimirka rodo, kad kartais tenka pasidžiaugti tuo, kad mums nepavyko iš jos padaryti dizaineris. Ko gero, jinai dailininkė yra žymiai įdomesnė, negu būtų buvusi dizainerė. Bent šiuo atveju atrodo, žiūrint į šitą parodą. Paprastai jauno žmogus paroda tai yra lyg tai galimybių įvardinimas. Šiuo atveju tai yra jau tų galimybių įamžinimas. Tai yra tokia bus amžinybė. Gal Vidmantas norėtų žodį pasakyti, kuris iš tikrųjų buvo vienas iš svarbiausių žmonių organizuojančią parodą. Jis yra su visa šeima, su visu naujagimiu atėjęs. Man pasakyti sunku yra šią dieną sakyti kokią tai kalbą. Vienaip ar kitaip man su Evelina teko būti kaip draugas, kaip kurso bičiulis, kolega. Norėčiau tik tai tarti tai, kad jinai mokėjo derinti, kaip ir visi, galbūt iš mūsų didžioji dauguma kurso, tai yra studentavimą ir studijas. Tai rodo, sakykime, šitą parodą, kad kai kurie yra darbai pradėti būtent studentavimo laikais. Apie Eveliną, jeigu pasakius, tai buvo kylanti žvaigždė vienai, kitaip iš mūsų kurso. Tik tai likimas jai davė, kad jai teko sužibėti pačiai pirmai, kaip ir dabar galėtume išeiti į lauką, pažiūrėti dangų ir paklausti, kuri yra iš jų. Iš tikrųjų, kaip gražiai buvo pasakyta, kad mes šiandien stovime visi prieš amžinybę. Tačiau amžinybė yra turbūt tokia savoka, kuri filosofiškai mums leidžia susimastyti. Ir susimastyti iš tikrųjų mes turėtume šiandien visi. Ir vertybių skalėje turbūt tikrai savo, kaip mes sakome, numeraciją turėtume perdėlioti, kažką pakelti į viršų, kažką iš vartotojiškų savokų ir vertybės sistemų nuleisti gerokai žemyn.